Sveiki, mėly YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai. Ir šiandieną su jumis žaisiu aš Hill Climb Racing 2. Minecraftas šiek tiek palauks, nusprendžiu nufilmuoti kažką naujo, tai va, šitas žaidimas turėtų kaip tik tikti. Tai gerai, pažiūrėkime, kokių turiu transporto priemonių. Tai pirmasis džipas bus, motokrosinis motociklas, monster truckas, traktorius, hipių vanas, čia tas vienratis, čia keturratis. Vienu žodžiu, pas man dabar tik tiek mašinų yra ir jos visos ne full upgrade'intos. Aš visas mašinas iš eilės perku, kol daisiu iki šitas Santa Clauso rogių. Tai va, žaidimas tikrai linksmas. Tai va. Tai gerai, dabar mes turim beveik 100 000, tai varom biškį pinigų pasirinkti. O geriausiai jie renkas turbūt mėnulyje, nes yra nesvarumo būsena. Nu tai pamatysite. Visi šitą žaidimą greičiausiai žino, o pirmas feilas, nepykit, labai sunku startuoti čia. Bet paskui, kai čia flipus visokiausius, nu tai kas čia darosi, nu atleiskit, dar taip nebuvo. Tai vat. Gerai, važiuojam, tuoj biškį. Kituose trasuose taip nepaskraidys, nes yra vis žemės trauka, o čia traukos nėra, tai pirmas flipas. Ir taip. Pavyko. Gerai, čia tai biškį lėtai. Sunkiausia čia turbūt kopti kalnus, nors atrodo visai lengva čia, bet iš tikrųjų tai ne. Žaidimas su gera fizika labai padarytas, tai širdies matosi jie įkūrė Fingersoftas. Tai va, greitų metų turėtų išeiti mano žaidimo apžvalga pirma. Apžvelgsime geriausius Android žaidimus, bent man taip atrodo, kokie geriausi būtų. Šitas sąraše turbūt irgi bus, nežinau, gal netgi ir ne 10 bus, o 20. Buvo aš pats daug žaidęs. Pradedant nuo Clash of Clans, baigiant tenais visokiausiais va tokiais geimais. Va čia flipas geras toksai buvo. Taip, gerai, važiuojam toliau. Ups. Biški kreditų pasifarbinti su tą mašiną, labai gerai sekas. Oi. Gerai. Ne, čia taip atrodo, kad labai sunku čia tos pinigus taupyti. Iš tikrųjų, jeigu mašiną įsitobulint gerai, tai greitai čia tos pinigus sutaupys. Šiat benzino bako nepaiminu, gerai. Čia turbūt mūsų ir pabaiga bus. Reiks turbūt iš naujo bandyti, nes be benzino bako tai va ką rašau. Nu, biškį tarp flipą padarom. Pabandykim davažiuoti. Tai gerai, prisitaupėm beveik 2 štukės, grubiai sakant, dabar to 2 štukės turbūt gal prisitaupysiu net. Tai vat. Žaidimas įtraukiantis, nors nėra jokios istorijos, bet vis tiek linksmas labai. O ypač, kai visokiausias mešai tenais būna galva, kai nukrenta, nežinau. Taip gerai. Nežinau, kiekvieną kartą važinėsim su kitom mašinom pasistengsiu, šiandien nusprendžiau su formulė pavažinėti. Tai vat. Parašykite komentaruose po šito video, kokių video, ko norėtumėte, ar Hunger Games, kad nufilmuočiau, nustojau filmuoti, ar kanalo apžvalgų irgi biškį va taip apstojau. Tai vat. Nu, važiuojam dar kartą, kiek čia laiko. Dar čia 3 minutės. Nu, žaidimas tikrai traukiantis. Paskutinį kartą pravažiuokim su šitą formulę ir pasimsim kitą mašinytę. Ops. Jo, žaidimas tikrai neblogas. Pas man telefone dabar šiuo metu tik 3 žaidimai, tai Minecraftas, Hill Climb Racing ir Talking Tomas. Jei klausėt, kam aš jį parsisinčiau, šiaip jisai ne tai, kad įdomu žaisti, bet taip, kad įdomu auginta katinas. Grafikas tokios labai malonios žiūrėti, jas akį labai pritraukiančias grafikas tiesiog. Tai va. Ir šiaip žaidimas tenais update'as toks neblogas yra, kad dabar yra modernaus stilio kambariai, gali pasidaryti modernų kambarį. Tai va, man tas irgi labai patiko. Jei norit, kad nufilmuočiau
Talkingtomo parašykit komentaruose, galiu porą epizodų būtinai padaryti, aišku. Jeigu taip nori. Tai gerai, nu va, beveik 200 štukių turim. Paimkime kokią nors kitą mašinėlę ir kur nors, nežinau, kad ir tą motokrosinį atrodo šūdas, bet iš tikrųjų Mėnulis iš tuo tai pasaka važiuoti, jeigu dar ant full įsitobulinsiu tai va. Pradžioje aš planuoju nusipirkti visas trasas, visas mašinas, įsitobulinti kokią nors vieną mašiną ir tada tiesiog taupytis pinigų ir visas kitas mašinas tobulintis. Pradedant nuo džipo, baigiant Santa Claus rogėm. Tai va. Ui. Jo, su motokrosiniu gerai varyti. Antrą flipą jau nedariau, nors gal ir galėjau rizikuoti, bet nerizikavau. Gerai, ui. O, čia pinigai taip greitai eina, tai net nepastebi, kad... Oi, kaip. Jo. Gerai, važiuojam toliau. O. Gerai, dar tokia mašina Moonrideris, ten, žinau, kad su jetpackais, tai galima skraidyti. Taip fainai. Ui. Žaidimas tikrai neatsibosta, laiks nuo laiko atnaujinimai visokiausi būna, tai vat. Aš kai turėjau seną versiją ant planšetinio kompiuterio, tai tad buvo labai nuobodu, nes buvo tik tais porą mašinų tenais, nu, kokių 5 ar 4 mašinos buvo, ten tankas liktas paskutinis buvo, tai vat. Nu, šiek tiek gal daugiau biškį nusišneku, bet vis tiek prasmė tame, kad ne tiek daug mašinų ir ne tiek daug trasų buvo. Nebuvo taip įdomu žaisti. O čia trasos Halloweeninės, tai tenais toksai skeletas kartais prisikelia, toksai kaip per tą būna. Taip jisai. Earn to Die žaidimą, jeigu tokį žinot. Tai gerai. Gal vėl kokią kitą. Pabandykime su hipių mašinėlė pavažinėti. Aišku, jau ne tai bus gerai stantinti, bet vis tiek. Na ką, važiuojam. Jo, matote, 2 hipiai sėdi kažkiek. Man atrodo, jie nebesėdės, kaip stogą nulaužti ir jie iškris. Jo, taip žaidimas tikrai įdomus. Ui. Ir kažką ten su ranka musikuoja. Su hipių autobusu geriausia važiuoti turbūt ant vaivorykščių. Turbūt vieną kartą pravažiuosim ir atsisveikinti su jumis, mėly kanalo žiūrovai. Nepykit, kad pradžios tokios sumautos, buvo man liežuvis susipina, gal kitą kartą sakysiu sveiki, mėly YouTube kanalą. Ne tai, vėl. Kažkaip reikia sakyti taip, sveiki, prenumeratoriai, su jumis Minecraft ir sėkmė, aš manau, kad taip reikėtų sakyti, tai vat. Kitą kartą turbūt taip ir sakys. Nes taip labai sunku viską taisyklingai ištart, dėl to ir taip susipina ir juokingai atrodo. Kai pažiūriu savo video, kai būna įkeltas. Tai va čia pirmas epizodas toksai bus, aš žiūrėjau YouTube, kaip lietuvių žaidžia šitą Ilkrim racingą, bet kažkaip tokių labai ypatingų nieko nebuvau matęs, nes filmuoja su kamerom ne rekorderį screenų, o su kažkokiam normaliom kamerom, ten vos matos, tai vat mano epizodas gal bus daug geresnis. Tai vat. Minecraftas taip pat bus, o jau nulaužiau stogą ir dabar, o matote, kad mašina šitą visą byra. Pabandykime sutraškyti vieną žmogų. Nu, davai, trašom. Taip. O, taip. Kaip gražiai atrodo. Susitraškė hipiai Mėnulyje. Tai vat. Nu jo, beveik 300 000 turim beveik pristautą. Aš mepus dar čia turiu galėdavus įrakinės, tai Halloween ar kalėdinis. Aišku, kalėdinis yra dar vienas. Va čia tų mepų kokių tik nėra. Tiek miškuose ten su traktoriu važinėti ir taip toliau, tai vat, pas mane irgi viskas iš eilės atrakinta. Tai gerai tada, ačiū jums už dėmesį, kad žiūrėjote šitą pirmą mano epizodą ir būtinai sakykite apie mano kanalą artimiesiems. Tikiuosi jums šitas video patiko ir iki naujų susitikimų. Ate.